Sveiki, gerbėmieji, sveiki, mylimieji, ponai ir ponios, kas nuramins širdelę tam, kieno jinai nerami. Jeigu jūsų rami, kaip aš ir sakau, pasiųskit draugui, tegul pasitikrina. Gerai, išsirinkit vieną. Arba visas tris, gali taip pat padėti. Na, kai širdį nuramina kruopštus darbas, tai mes suprantam. Jums kilo kažkoks nerimas, kaip kartais būna. Kažkas gal sutrikdė jūsų taiką ir ramybę. Tai jūs nuėjot į darbą. Nes jūsų darbas jums patinka, jūsų darbas jūs ramina, jūsų darbas neša jums pinigus ir jūsų darbas daro jūs laimingais. Na, tas piešinys nerodo didelės laimės, bet bent jau nereikia nervuotis. Ramiai sau kalat savo pentaklį po pentaklio ir nesukat galvos. Ir žiūrit, kad tų pentaklių yra didelė krūva. O tai, aš manau, labai ramina. Tai net ir keista, kad jūs įsitraukėte tokią kortą, nes jūsų širdis greičiausiai jau dabar yra rami. Jums gal šiek tiek dar trūksta apie kažką pagalvot, pajaust, pasvajot. Va. Tai svajonės ir, tokios ramios svajonės jūsų širdį ir nuramins. Tokios fantazijos galbūt kažkokia atsiskleidus paslaptis, apie kurią jūs labai galvojot. Jūs ne tai, kad labai nerimavot, jūs tiesiog galvojot, kaip čia yra, kame čia reikalas. Ir jūs gausit atsakymą ramiai, tyliai, jums išplauks ta mintis ir nuramins jūsų širdį visiškai. Taip, o jūsų širdis, jeigu nerami, tai galbūt jums reikia paprašyti pagalbos. Būna kartais taip. Jūs gal ir labai turtingi, jūs gal ir labai tokie griežti ir sotus, bet kartais prireikia žmogui pagalbos kažkokios. Jūs galite ramiai paprašyti pagalbos. Na, ar tai artimo žmogaus, ar tai tolimo žmogaus. Jūs gausit atsakymą, jūs gausit patarimą. Na, gal jūs sirguliuojat ir norit sužinot, ką jums gerti ir valgyti ir kiek jums laiko miegot, kad pasijustumėt geriau. Tai va, jūs gausit tą atsakymą iš karto, kai tik paprašysit. Ir jūs visiškai nusiraminsit, pamatysit, kad viskas čia gerai.